Sveiki, kelionės išvakarės, bet esam labai excited. Rytoj ryte keliamės ir skrendame į Andorą. Drakas. Čia yra Drakas. Jurgis. Tikrųjų, mes rytoj skrendame į Barceloną. Iš Barcelonos jau važiuojame su automobiliu į Andorą ir tenai pradėsime mūsų nuotykį ir mes 9-8 dienas slidinėsim Andoros kalnuose. Gerai, labanakt, susimatysim rytoj ryte. Ate. I'm disappointed. Ryte jam buvo bloga, Mikui nenorėjo valgyti, o dabar valgyti nori. Valgyti užsinorėjo pačioj brangiausiai vietoj, kur galima valgyti. Ai, tau grybai. Kokie grybai? Pralko. Į Andorą. Išgert nori. El Barcelona, sí, señor. Andorra, Andorra, Pandora. Andorra. Esame Andoroje. Pamatėm pro langą trasas. Nu, dabar tamsu, tai negalim pilnai pasakyti, bet stačiau netikėjausi. Hello. Ruošiamės rytojaus slidinėjimui. Gitarą. Kur mano kelnes? Very nice. Mikai, kaip pasiruošimas rytoj slidinėjimui? Labai pasiruošęs, viskas įsikrau. Už 100%, duokit tik man slidas, o mountain va tokio aukščio. Nepasiruošęs, bet teks. Teks, o mama tavo reviu. Super pasiruošę. Ne tiek slidinėjimai, kiek apraski. Pirksiu akinius tikriausiai. Nu, tikriausiai. O visi kiti dabar slides gausim ir varysim slidinėti. Kapinės. Keltuvas. Ką? Po 2 dienų aptarimas. Iš Gintarės pusės. Eikt, pekal, kaip sunku. Mano liepkalnio skilsai labai nekoreliuoja su šito resorto galimybėmis ir ištekliais. Mėlynas trasos man yra kaip liepkalnio juoda trasa, kurią aš net niekada nesu čiuožus, nes man baisu. Ta prasme, aš esu šokiruota, nežinau kur dėti. Sveiki, reportažas. Mes dabar buvom mieste. Va, esam visai dideliam mieste Andorus. Saldiausias slidinėjimo miestas. Ir dabar... Išsiuntėm postcardus. Ir dabar yra labai, jeigu realiai namo reiktų eiti per ten. Bet ten yra tiesiog labai didelė kilpa, vingis. Tai mes ir atėjom pro čia. Dabar grįšim pro čia. Va čia leksimės, va. Neišsilygina šviesa, bet jo labai padeda flashlight. Bet karoči ten yra upė. Tamsuma ir tiesiog kelias tarp palei upės. Au. Pažiūrėjom, jeigu nukris Gintarė bus kontent. Tik nedėksiu smilkinio į stulpą metalinį. Žemiau biškį deg. Dar žemiau yra didelis pasidėjimas. O, va čia.
Tariam bus geriau negu aš nulipus. Tiesiant stulpą irgi. Ir dabar Užaugalą grėbiau. nieko nesimatys, bet mes va čia einam. Palinkėkit sėkmės. Miko tėvas mane kokius 5 kartus pagyrė ir aš jaučiuosi, kad aš pasakiau. Tai ką gintarė varo, vos ne pirmą kartais. Ta prasme, šį kartą visai gerai varau. Vieną kartą nukritau, bet nuskyniau kartu ir titą, todėl nesiskaito. Pamojuokit kamerai, pasiliuką. Labą dieną. Šiandien yra kelinta diena. 5 diena. Išleidžiame vaiką į karą. Vienintelis eina į slidinėt, nes yra sveikas. Beveik sveikas. 2 vyrai ir 1 moteris krito trasoje, kovoje. Aš tai nekritau, Nu tai 2 vyrai ir 1 moteris. Ir 1 tiesiog pasitaiko. Jo, Mikas per vieną šuolį susikniso pirštą ir jis visas mėlynas. Viskas, spjausim pirštą. Vakar buvo atlikta adatos operacija, kad nuleisti kraują. Mikas kando rankšluostį, kad jam neskaudėtų.
Ačiū šiems namams. Išvažiuojam iš kalnų labai liūdna. Nenoriu namo grįžti šią naktį. Gelbėkit. Su Jurgiu ir Drakonu. Mes einam namo. 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 Mes grįžome namo.